Tėti, tapyti. Tai ne. Man atrodo, kad lašyčiai. Pats tas. Vienas lėkštės turėjo siūlas būti nukastas. Čia visi O gal galima Čia bėgi. Ivana's ant jo. Так это точно перформанс получается. Mes patys įsivaizduojame. Dar su Renata, aš turiu. Jau vyrai, gal žinote, kas vyksta? Žinom, jeigu atvažiavom. Kas čia yra paveikslas? Tiesiog tą reikia simbolinių paėmės. Savo dokumentėlį kažkaip. O nuo kada pradėt dailininko dokumentus reikia nežinau? Nu, aš tai jūsų nepažįstu. O tai pasaulyje kokioj šalyje prasidėjo, kad gali dailininko pasistato policija. O jūs minutėlę. Jūs prašau, paduokite savo. Gerai, nes aš noriu žinoti, su kuo bendrauju. Tai galiu veikų pražinoti. Gal galite fotografuoti nereikia. Gali. Nes aš užsirašyti, aš neužsirašysiu. Man reikia tiksliai, kad žinoti, su kuo bendrauju. Vyriausias patrulius Gintas Jankauskas iš patrulių Garsiai, rinktis. prašau, pasakė. Vyriausiasis patrulius Gintas Jankauskas. O savo jūs šiandien atsakomybę iniciatyvą atvažiavote ar nurodymą? Dabar aiškinamės. Tai Čia pas jūs vyksta norėčiau- ar piketas nesankcionuotas, ar kas, nes jūs esate per didelių atstumų. Palaukit minutėlę žmonės. Iškvietimas mūsų mamų buvo. Vyksta nesankcionuotas. Kaip? Lančinskas? Negavom pranešimą iš vyriausiojo policijos komisariato, kad vyksta nesankcionuotas piketas arba mitingas. Tai dėl to mes ir atvažiavom. Prašysiu, man labai greitai žemės. Aš turiu dirbti. Pasiskaitysiu. Čia pas jūs kas čia vyksta dabar? Einam, netrukdom dailininkui. Einam, netrukdom. Netrukdom dailininkui, nes jau tam. Nu, ne? Ne, mes pikituojam.
Jūs, kol rašote, kolegos, paprašysiu jūs labai malonu būtų, jeigu truputį užlystumėt už stulpą ir išlystumėt, man pastovėtumėt. Ne, tenai už kolonų. Pastovėtumėt. Bet būtų man tikrai, kad aš jums tikrai. Tai nepozuosite, tai pasitraukite iš šono, nepozuokite. Ir netrukdykite kitiems. Būkit malonus, mandagiau šnekėti. Čia jūs nenusipelnė. Jums kitaip šnekėtis. Kiekvieną kartą pačią istoriją. Nes jeigu vieni išsiaiškina, tai paskui reiškia naujus atsiunčia. Jų darbas toks. Bet, ponia Stasė, labai džiugu susipažinti. Taip norim jums padėkoti. Už jūsų gerą širdį. Bet čia yra daugiausiai. Čia yra Jėzau. Kurie ten buvo. Pažymėsiu. Čia pradės. Aš tai čia buvo dėlį, bet jeigu žmonės taip. Jeigu jūsų vadas Skvernelis kreipiasi į visuomenę viešai, ragindamas uždegti Lietuvoje žvakutes, kodėl jūs kabinėjatės prie žmogaus, kuris atnešė žvakučių dėžę? Jisai gavo tokią komandą. Ne, bet kodėl jūs provokuojat pilietinį konfliktą pareigūnę? Tai yra žema, tai yra nepilietiška, tai yra antikonstituciška tai, ką jūs darote. Būdamas lietuvis, kodėl jūs elgiatės antivalstybiškai? Klausau. Kas jūs iškvietė? Aš jūs irgi duomenys susirašysiu. Bet jūs turite pasakyti, dėl ko prašot pateikti. Jūs galite gatvėje prie bet ko prieiti ir paklausti, pateikti dokumentus. Prie bet kurio žmogaus. Prie bet kurio žmogaus. Ar čia policinė valstybė, ponia pareigūnė? Jūs galite prie bet kurio žmogaus gatvėje prieiti ir pareikalauti paso. Ar komendanto valandą įvedė Grybauskaitė? Kas čia darosi? Kad Maskvoje Turit pareikalauti dokumentų, asmens dokumentų, Daukanto aikštėje iš piliečių. Pone pareigūnė, gal galite atnešti aktą, kuris jums šitai leis? Ne, Ta kaip ir Belorusijoje nėra. Na tai jūsų ranką įvardykit, kas jūs turi. Kokį darbą įvardykit? Čia jums kažkas davė įsakymą iš žmonių esančių viešoje vietoje reikalauti asmens dokumentų, kaip Baltarusijoje. Na, pareigūnė, gal galit parodyti tokį teisės aktą, kuris įpareigoja jūs iš žmonių esančių viešoje vietoje reikalauti asmens dokumentų. Ypatingoji padėtis, komendanto valanda. Tai jau yra žema pareigūnė, tikrai žema, ir kaip lietuviai tai yra didelė gėlė.
Jėzau, Jėzau, svoločiai, niekšai, nu kitaip. Iškenčia ir jie, lekia jau, lekia. Niekšai! Teisėtoj valstybei vyksta viskas prieš prezidentūrą. Nužmogėjimas visiškas. Ir šitokiam vaikučiui mažam paimti, sutelkta šitokia kariuomenė. Ir ten iš visokiausių, kaip pasakojo, tų baisių dalių, kur iš viso jų tokiems dalykams nekviečiama. Nu kažkas nesusipratimas. O prezidentė tyli, viskas tvarkoj, viskas normoj. Tos mūsų akcijos, jos turi kažkokią prasme, kaip jūs galvojate? Man atrodo, turi. Ir jie bijo tų akcijų, ne veltui čia ateina tie policininkai, gazdina, jie čia pričiumpa kokį nors vieną vargšą ir būtinai reiškia, va, matykit, mes čia bijokit, drebėkit maždaug atėjūnai čia iš to. Nu, tai dieve, bolševizmas, nu kaip čia kitaip pavadinti, nu laisva Lietuva, kas čia darosi povelniais? Nežinau, jau kaip sako, nebėr kantrybės, tai ir tyčiojamasis iš mūsų ir mes nieko negalim padaryti, nes mes neturim tos jėgos, tos kariaunos, tos visos, tų visų pištalėtų vadinamų, tų žirgų tų vadinamų, nieko mes neturim. Mes tik turim dar, ačiū Dievui, dauguma nepraradę protą ir suvokiam, kas čia darosi. Darosi nesąmonės. Matom visi, kaip neša šitas Černiauskas mergaitę, net persikreipęs. Teismas nustato, kad jis ėjo tik šalia. Jeigu kartais kas nors, tai jis pamatytų. Jis neturi teisės advokatas. O teismas už jį. O kas ten sėdi, o kas ten tie teisėjai, kurie pataikauja šitai poniai valdžiai, kuriai reikalinga šitas. Prezidentė siaubingai nusivyliau, dėl to, kad jos čia baras. Ir tai, kad atsirado žmonės, kurie šitą, prasme, ugnį pakursto ir to žmonės truputėlį bando parankio, tai ačiū Dievui, kad yra pagaliau dar dorų žmonių, dar mąstančių žmonių, nes kitaip tai mes jau visai monkurtai pasidarysim, absoliučiai. Ir jau mus daro tokiais, ir džiūgauja. Ir svarbiausia, kad jau dabar nesuprasi, kurie dešinieji, kurie kairieji, visi svarbu tik pinigas.
Kuris esi danguje, esi šventas savo vardas, ateini tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie. Tėvai ilsi ramybėje, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.